Sausio pabaigoje kaimyninės Latvijos sostinėje Volvo ledo arenoje vyko tarptautinis baikerių ledo ritulio čempionatas. Jame dalyvauti užsiregistravo net 6 šalių rinktinės. Tiesa, ant ledo nepasirodė švedų ir suomių baikeriai. Aikštelėje susitiko Baltijos šalių bei Rusijos ekipos. Jau antrus metus organizuojamame ir tradiciniu tapusiame turnyre Lietuvą atstovavo Strangers MC ir Week of Will MC klubų baikeriai. Jų palaikyti iš Lietuvos patraukė dar 3 baikerių klubai. Tarp jų jums jau gerai pažįstami Iron X klubo nariai. Patys baikeriai juokauja, kad šis pomėgis tikrų vyrų sportas. Taip pat stengiamasi visuomeniai parodyti, jog baikeriai ne tik mušasi ir geria alų. Nors Lietuvoje prieš kelis metus vykdavo baikerių klubo Strangers MC organizuojamas čempionatas, kuriame varžydavosi Lietuvos baikerių klubai, tačiau broliai Latviai sugalvojo šią idėją dar labiau išplėtoti. Taip turnyras tapo tarptautiniu. Ant ledo baikeriai varžėsi vieno rato sistema surengtose varžybose. Kiekviena rinktinė su varžovais turėjo sužaisti tarpusavyje. Tiesa, vieno kėlinio trukmė šiame čempionate siekė 10 minučių, o vietoje 2 minučių pasisėdėjimo už pražangą nusižengusiai komandai buvo mušamas baudos smūgis. Po pirmojo rato varžybų geriausius rezultatus pademonstravo rusų ir latvių baikeriai. Šie ir susitiko finale. Mažiau pergalių iškovoję lietuviai mažajame finale varžėsi su estais dėl bronzinių medalių. Nors pirmose varžybose lietuviai estus nugalėjo beveik be vargo, tačiau kovojant dėl 3-osios vietos nugalėtoje pavyko išaiškinti tik po baudinių serijos, kadangi pagrindinis varžybų laikas baigėsi be įvarčių. Baudinių seriją laimėję ir sėkmingiau sužaidę lietuviai iškovojo 3-ąją vietą. Lietuvių gretose geriausiai pasirodė 99-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius vilkėjęs komandos kapitonas Strangers MC klubą atstovavęs Nelijus. Pagirų taip pat nusipelnė ir lietuvių rinktinės vartininkas Week of Will MC klubo atstovas Vilius. Dėl pirmosios vietos ant ledo susirėmė rusai ir latviai. Nors čempionato favoritais buvo laikomi broliai Latviai, tačiau šie buvo priversti rezultatu 1-0 pripažinti Rusijos baikerių rinktinės pranašumą. Po apdovanojimų baikerių laukė vakarinė dalis, varžybų aptarimas, tad kaip ir visada galiausiai nugalėjo draugystė.